Draugai, na kągi, rugpjūčio 5 noriu parodyti, kaip reikia nuimti vėdrynų derlių. Kitaip sakant, kaip paruošti šakniagumbius žiemos laikymui. Tai ką, va, taip atrodo dabar jau mūsų nužydėję ir nugeltę stiebeliai. Čia turim rūžavą spalvą, tai iš karto aš ją ir išraunu. Raunam po vieną šitą. O, nulūžo. Raunam visus tada. Visi nulūžo. Nepavyks. Taip, einam tada čia. Taip. Nu, ko jūs lūžtat man? Turime stiebą. Raukime atsargiai, kad nenutrūktų. Arba galima tiesiog iškasti. Na va. Taip atrodo šaknų šitas gumuliukas. Aš mėgstu iškart jį nuplauti nuo žemių šiek tiek. Na va, koks yra gražus šitas šakniagumbėlis. Dar aš nuplausiu toliau. Čia, kaip matau, jis nėra pasidauginęs. Yra vienas didelis gumbas ir visą jį dar labiau nuvalysiu šitos žemės ir dedu į šiltnamį keliom dienom, kad jie visiškai visi išdžiūtų. Tai va, tada nukerpu maždaug ties čia stiebelį ir viską sudedam į popierinius maišelius. Šiemet jau dėsiu atskirus, nes yra skirtingų rūšių, kurias noriu atskirti kitais metais ir palieku sausoj vietoj per žiemą. Dar parodysiu, kaip atrodo jau sutvarkyti ir prieš dedant į maišelius. Na va, čia matome, kad pasidaugino šakniagumbis netgi į keletą mažesnių dalių ir mes dabar juos galim atskirti išrovus, nuplaunu šiek tiek žemės, kad būtų švariau. Ir jau bus atskiri augalai iš jų užaugs kitais metais. Ir taip galima savo pasidauginti visų šitų vėdrynų. Taip, turėtų gerai nusiima labai gražiai vienas iš kito. Matot, kaip išsimauna tiesiog. Taip, tik tai upt. O! Va, ir čia dar atskiras yra šitas. O, gali kažkur nulūžti ten gabaliukas, tai nieko tokio. Čia jau per daug yra. Va, 2. Ir čia dar yra irgi 2. Tik pajudinam. O, nu va, iš vieno gumbo gavosi 4 nauji vėdrynai. Na va, o dabar parodysiu, kaip atrodo šaknelės po savaitės džiovinimo šiltnamyje. Nieko ypatingai nedariau, sudėjau tiesiog į indelius ir padėjau šiltnamį ant spintelės. Ir savaitę kažkur jie buvo. Tai va, taip atrodo tos šaknelės. Visiškai sudžiūvė, sumažėję, susitraukė. Kaip kokie mirę dalykai, bet visiškai jie yra nemirę. Jie dabar gražiai lauks vasario. Tai va, galima šitos valgesnius nukirpti. Aš, kadangi patingėjau, tai nieko nedariau, tiesiog taip
Tai va, čia sudėjau skirtingų spalvų, skirtingus maišelius ir sezonas kaip ir vėdrynų baigtas. Bet kadangi šiek tiek pavėlavau aš juos ištraukti iš žemės, reikėjo galbūt prieš savaitę, negu kad aš ištraukiau, o ištraukiau aš dabar turbūt prieš savaitę, tai jau kiti buvo pradėję leisti naujas šaknis ir naujus lapelius. Tai vat įdomumo dėliai paėmiau ir pasodinau. Tai va, turime antrą ratą jau, kaip sakant, vėdrynų. Tai pažiūrėsiu, labai įdomu, ar jie augs rudenį kambarį ir žiemą, nes jeigu augs, tai reiškia tada auginsim kiaurus metus kambarį, o vasarą laukia. Tai vat, toks eksperimentas bus. Tai va, tai kol kas tada tiek. Laikyti reikia popierinėme maišelyje, kambario temperatūroje, sausoj vietoje iki pavasario. Tai ką, tai toks buvo šį kartą paskutinis filmukas apie vėdrynus ir jų priežiūrą ir paruošimą žiemai. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki.